2025 metai šitas Lexusas IS 350, 4 varomi, juodas spalva, 362 mylės tik tai nuvažiavęs. F-Sportas, tai beje turbūt bus rekordą netgi pamušęs, nes vieną Jeep Wranglerį filmavau, tai man atrodo apie 600 gal ar 400 turėjo mylių tik nuvažiavęs ir jau buvo papuolęs į aukcioną. Tai šitas turbūt bus pirmaujantis. Vat matot, pažeidimas yra į priekinę dalį. Lempa, pati lempa yra sveika, bet čia šiek tiek yra suskylę laikikliai, tai nežinau, ar jinai bus gera. Čia atrodo kažko tai baisaus nėra iš pažeidimo. Ratlankis sveikas, galit pasižiūrėti loto numerį. Parsiduodant draudimo, gruodžio 22 bus aukcionas. Jinai kūrėsi ir važiuoja. Vat yra gavos per šitą šoninę dalį, šiek tiek sparnas matau pasiraukšlėjęs. Čia bamperis, diskas pabraižytas, galinė lempa šoninė. Mašinos netgi plastikas nenuluptas dar. Šita pusė yra sveika, graži. Jokių pažeidimų nematau. Einame į vidų, pasižiūrėsim. Taip, vidus. Graži oda, kokybiška, kaip visą laiką Lexus, geros sėdynės, šildomas, šaldomas. Vairiukas patogus, tas toksai, oda labai faina, iš tikrųjų visą laiką būna. Tai viskas kokybiškai labai, sakykime, padaryta. Šildomas vairas, šildomas, šaldomas sėdynės, kaip minėjau. Viskas labai taip patogiai, arti, rekarinės sėdynės taip laiko gerai. Pabandom užvesti. Užsiveda gerai. Varikliukas dirba gražiai. Ekranai sveiki. Čia viskas taip pat šviečia, atrodo, dega. Niekas nesidaužyto. Plastikas, pažiūrėkit, kiek jis dar žmogus net nespėjo nusilupti nieko.